Tai va, ačiū, kad susirinkot. Malonu, kad atėjot, kad jums rūpi teatro klausimai ir teatras mūsų. Ir šiandien aš truputėlį pakalbėsiu, kiek galima trumpiau. Bet pati esmė yra, kad ar mes norime eiti toliau, ar mes norim likti pačioj vietoj, kaip ir buvo. Viso to susirinkimo esmė. Tai va, tai mes jau, tas teatras gyvuoja jau 15 metų, apie 10 metų jis jau aktyviai gyvuoja ir jis jau realiai užaugo. Jis jau nėra kaip suaugęs, bet jau yra kaip paauglys, pasiruošęs pradėti savo gyvenimą. Ir dabar, kaip aš tai pamačiau, buvo naujų metų vaidinimas Zosytė. Ir pagrindinė problema, aš visada, kiek mes vaidinom ir daug vaidinam, pagrindinė problema, kaip judėti priekį, nes dvi problemos buvo – finansai ir anglų kalba. Ir aš galvojau, kaip čia padaryti, kaip čia anglus, nes anglų kalba yra labai svarbu. Ir kitas dalykas, kad mūsų anglų kalba nepakanka, nes ten, kur daro aktorių atranką, pavyzdžiui, ten studentų ar kažką, tai iš 200 studentų lieka 6 tik tai, duoda kokį nors perskaityti tam tikrą intonaciją, Šekspyro kažkokį tekstą, ir tada patys anglai nepraeina. Tai va, tai anglų kalba irgi nepagerės, nors ir labai stengtume. Galime kažkiek ten čiut, bet va, dabar kaip Zosytė, gavosi taip, kad abi problemos išspręstos. Nereikia anglų kalbos, vienas dalykas, kadangi nereikia anglų kalbos, mūsų spektakliai buvo rodomi tik tai siaurai grupiai žmonių lietuvių vaikams, kurie dar ir to dar ne viską suprasdavo lietuviškai iki galo. O dabar, jeigu nereikia anglų kalbos, aišku, su vaikų spektakliais biškai kitaip bus, aš kalbu dabar apie suaugusių spektaklį. Tai va, tai šitą Zosytė, anglų kalbos nereikia, reiškia, įsiplečia mūsų auditorija iki labai plačios, reiškia, ir tuo pačiu įsisprendžia problema, kita problema, tai yra finansai. Tai va, gerai, kur mes čia baigiau. Taigi. Dar čia galime biškai pasakyti, kad kuom ta Zosytė man patiko. Man patiko paprastumu ir formatu. Toks formatas kaip nebylusis kinas, aš tokį dar nebuvau sugalvojęs ir negalvojau, kad taip galima pritraukti. Aš žinau, kad buvo pantomima, kai būna prancūzų ten, kur jie baltais veidais kažką daro, ten tokiu, kaip jūreiviai apsirengia, bet čia visai kas kita. Ir ta pantomima, ir tas paprastumas toksai. Ir dar, aišku, toksai komiškumas, tokia humoras, toks kaip atrodo, kad žmonės vaidintų iš kažkokio animacinio filmuko, tai kažką tokio. Tokie judesiai, tas toks, kaip sakant, tai va, ir dabar, taigi, išplėtų žiūrovų ratą, įskaitant ir angliakalbius, atsiveria plačios durys spektaklį rodyti visur. Jis yra paprastas, aiškiai suprantamas, o tai reiškia, jog galima būtų dalyvauti visur. Festivaliai, muzikos renginiai, šventės, teatrų dienų, šaus, parodos, vestuvės, privatus vakarėliai, galerijos, darbuotojų suvažiavimai, privatus pobūviai, community events, Valentino diena ir taip toliau. Tai va, čia jeigu paimti, jeigu mes norime eiti toliau ir tą spektaklį rodyti tą arba kažkokį kitą, bet ta prasme formatas, kad išeitų panašus. Tai va, aišku, ten reikėtų dėti kažko biškį prasmės, biškį kažkokį ten minties daugiau, visą kitą. Tai va, iš to išplaukia, jog bus renginių nemokamų, bet bus renginių ir mokamų. Reiškiasi, kažką reikia daryti su finansais. Pavyzdžiui, muzikos, festuvių muzikantai daro taip. Susitarė dėl vestuvių muzikos muzikantai.
Ir tas užsakovas, tas jaunikis, perveda muzikantui depozitą. Ten į sąskaitą kaip užtvirtinimą, kad jisai tikrai nori ir kad jis dalyvauja. Jeigu kuri nors viena pusė negali, ar ten tas muzikantas neatvažiuoja, jis turi padengti tas išlaidas tos pusės. O jeigu jaunikis atsisako muzikanto, tai muzikantui lieka tas 300 depozitas ar kažkiek ten. Tai va, tai reiškia, su mūsų teatru turėtų būti panašiai. Mes dalyvaujam nemokamuose renginiuose, dalyvaujam ir mokamuose. Reiškia, turi būti kažkokia sąskaita, į nepaprastą sąskaitą, o biznio sąskaitą, nes jeigu kažkam, pavyzdžiui, ten kažkas duos savo sąskaitą, ten suės kažkiek pinigų, tas žmogus turės mokėti mokesčius už visus. Pas jį įeina didelis įplaukas. Tai va, o kadangi turi būti sąskaita ir biznio sąskaita, reiškia, reikalinga ir kompanija. Gerai, išsigersiu. Gerai, bet kokia kompanija? Pradėjau domėtis, kokią kompaniją. Bet visų pirma, kadangi pasakiau, kad yra gerų naujienų, ir geros naujienos yra tokios, kad aš su tuo dalyku kalbėjau su pastorė Vilma ir pasakiau, kad mes norim gastruliuoti, važinėti, įsireklamuoti, pasidaryti website, pasidaryti YouTube kanalą ir taip judėti į priekį. Ir pastorius sako, gerai, laiminu, darykit. Bet apie kompaniją aš dar nebuvau sugalvoti, kad reikės kompanijos. Tai va, mes turim palaiminimą, kad galim tą daryti. Dar Darius turėtų ateiti už kelių minučių, jis irgi prisijungs prie mūsų kompanijos. Tai va, ir tada noriu pasidžiaugti, kad jau turim savo website. Website'as vadinasi va taip va. Yra dabar grupė idėjų, galėsit pasižiūrėti. Jolanta, aš tavo atsisiu atskirai, nes tu ne grupėje dar kol kas. Prijungiai? Ar galima prijungti ir ne tik adminas? Tai va, pasižiūrėti. Vadinasi, Church Theatre of Light. Visokių buvo minčių. Buvo lietuviškas variantas Šviesos teatras. Iš pradžių galvojau Lights Church Theatre, bet pasižiūrėjau, kad šitai bus taisyklingiausia ir geriausia. Tai va, ir reiškia, geras naujienas, kad turim savo jau tuos dalykus. Tai va, ir kas toliau dėl kompanijos. Mums reikalinga kompanija, norint įsiteisinti kaip oficialiai kaip teatras. Reikalinga kompanija, reikalinga atidaryti, kaip sakiau, biznio sąskaitą, susirasti tą buhalterį ir taip toliau. Nes kadangi dabar mes vaidinam ir esam kaip partizanai, po miškus lakstantys pavieniai, reikia spektaklį, subėgam, padarom, 6 repeticijas, sukalam tą spektaklį ir viskas, baigta. Juk taip darydavom per vaikų vaidinimą. 6 repeticijas, daugiau nėra laiko, nei pinigų, nei nieko. Repeticijas, tai čia norma jau, čia daugiausia. Jo, tai va, tai mes esam pavieniai tokie veikėjai, kurie tik susibėga ir padaro. Bet jeigu mes susijungtume į vieną teatro organizaciją, mes jau taptume kaip armija. Tai yra, turėtume, ką mes turėtume, reikia prisiminti. Tada turėtume savo artileriją, aviaciją, mokymo poligonus ir štabą. Tu turi omeny, kad tai va dabar iš naujo dar jiems turės pasakyti. Ar nieko man pasakys? Ne, kas pradžiaustojo filmuotą medžiagą parodysim. Ja, tai va, tai turėtume tokią armiją, kuri turėtų jau centralizuota mūsų būtų kaip kompanija ir mes galėtume eiti toliau. Nes tokie kaip mes, aš negaliu net prisistatyti kažkur su kažkokia organizacija, kažką sakyti, kad mes tokie, o kas jūs tokie, daug patvirtinimų, skutą, depozitą, pervės nieko nėra. Tai va, taip, kur aš čia dar baigiau. Tai va, tai dabar kokią kompaniją? Pradėjau domėtis ir pasirodo, dauguma teatrų turi kompaniją LTD. Tai yra komerciniais tikslais organizacijai. Tai va, bet pasirodo, yra dar geresnis variantas.
Tai yra Community Interested Company. Tai yra kompanija sukoncentruota į community. Jinai daro savo veiklą. Čia yra toks variantas, čia nėra charity, bet kažkas panašaus. Jo. Charity čia, limited kompanija čia, o mes per vidurį. Tai reiškia, kad ta kompanija, jinai iš vienos pusės, bet kas gerai, kad jinai įkrenta į to charity, kaip į boksą, kaip į kategoriją. Jinai kaip ir charity, bet jinai gali turėti pelną, daryti pelną. Bet pelnas negali išėti iš šios kompanijos. Pelnas turi būti panaudotas kompanijoje, visokiems geriems darbams, visuomeniai, atlyginimams mokėti, inventoriui pirkti, ten kažkam, belekam. Tai va, pavyzdžiui, ten bilietus gali pardavinėti ir iš to imti pinigus, ar kažką daro. Tai va, tai tas, reiškia, ta kompanija, jinai yra dar nepelno siekianti organizacija, bet čia ne tas. Čia yra kompanija, reiškia, Community Interested Company. Taip. Dabar biškai sustosim ir pradėsiu tokį dalyką. Valstybė turi daug problemų. Taip, ligoninės ir kalėjimai pilni, žmonės turi visokių problemų. Kaip pavyzdžiui, emociniai sutrikimai, santykių problemos, girtavimas, crime, violence, smurtas, vienatvė, narkotikai, motyvacijos nebuvimas, užimtumo problemos, visuomenės susiskaldimas, gyvenimo prasmės neturėjimas ir taip, vaikų tėvų santykiai ir taip toliau, taip toliau. Jau neskaitant apie fizinių ligų. Kur aš lenkiu, tai suprasti. Ir tai atsiliepia per ligoninės kalėjimus ir reikia daug socialinių darbuotojų, kalėjimų prižiūrėtojų ir tai valstybei daug kainuoja. Dėl to valstybė yra įsteigusi daug paramos fondų, dotacijų įvairioms sritims, kas padeda visuomeniai padaryti teigiamą įtaką. Makes benefit for community. Taip, ir tie fondai yra, nes vietiniai council nespėja visko padaryti. Mokslo ir švietimo, education, kultūros ir meno, Art Council England, čia fondai paveldo, heritage and culture, sporto, inovacijos, taip toliau, taip toliau. Taigi, kaip viskas veikia? Kadangi mes, jeigu registruojam savo kompaniją, kaip The Church State of the Light, reiškia, kompanija Community Interested Company, mes su ta kompanija galime gauti valstybės paramą. Taigi, valstybės paramą galima gauti iš meno ir kultūros, Art Council Education, parama prasideda nuo 10 000 svarų. Mažiausia, paskui nuo 20, 60 ir taip toliau. Tai va, tai kaip viskas veikia? Reikia sugalvoti projektą, kuris paveiks stengiamą į visuomenę. Pavyzdžiui, vaidinimą kažkokį. Čia, aš matau, teatras ne vien yra tik tai vaidinimai. Mes šitą galim išplėsti kompanijai ir padaryti labai plačias sritis paimti. Galim paimti education, kažkokių vaikų mokymą, ar ten dramos būrelį, ar kažkokį dailę mokymą, ar netgi belė ką. Visi geri darbai, geradariški, kurie makes benefit for community, jau tu pretenduoji gauti paramą valstybės. Galima ten kažkokiems benamiams sriubos atnešti, ar ten dar kažką. Bet čia nėra viens ant vieno, čia turi būti traukta grupė žmonių, 10, 15, 20, taip toliau. Galima organizuoti šventes kažkokias, daryti kažkokius ten krikščioniškus ar nekrikščioniškus, ar dar kažką daryti. Tai va, ir čia yra labai platu tas, ir daug ką, kokį mes pasirinksim tą, reiškiasi, gali vienas būti vaidinimas, vienas projektas, kitas gali būti ten kažkoks koncertas, dar kažkas, kitas gali būti šokiai, ar dar kažkokia sporto programa. Tai va, tai va. Svarbiausiai, kad projektas pozityviai veiktų visuomenę, makes benefit for community. Taigi,
Kas mes tokie esam? Bet dar patys nežinom, kas mes tokie esam. Mes esam local artists. Arba local theater artists. Taip. O tokiems veikėjams yra irgi skiriama parama. Aš apie paramą kalbu, kai kol mes kažką sukursim, kol mes kažką galėtume jau, kaip sakant, finansiškai iš kažko gauti pelną, nes pradžioj galim tą turėti paramą. Bet ta parama, žinau, yra daug artistų, kurie gauna tą paramą, gauna dešimtmečiais, po 10 metų gauna tą paramą ir vis tą patį per tą patį. Po 10 000 gauna ten, vienu žodžiu. Gaunasi dvi teatro kryptis. Viena kryptis – privatos šventės, renginiai, festivaliai, kita – valstybės išmokos, paramos grantus, vadinasi. Taip. Ką reikia daryti? Sugalvoti projektą, kuris teigiamai veiktų visuomenę arba išsprendžia visuomenės problemą. Čia nežinau, ar tas jums įdomu, bet pradžiai reikia padaryti mažą research arba tokį kaip taste kažkokį ten, pavyzdžiui, kad paklausti visuomenės, ar jiems patinka ar nepatinka. Jeigu ten darai kažkokius darbų pamokėlės piešimo, tai ten duot pabandyti ten pusę valandos vaikams, ar jiems patinka, jie ateis, neteis. Ir tas yra turi būti įeiti į projektų dalį, kaip parodymas, kad va, yra susidomėjimas, tas projektas veiks. Ne taip, kad gerai, pačių laikų, dar 10 minučių, gal ir galėsim. Tai vaikų šventės. Ir tas projektas, mes jeigu gaunam, sakykime, 10 000, tai vaikų šventei, į tą projektą bus surašyta visi darbai, pavyzdžiui, salės sutvarkymas, administracijos darbas, socialinių tinklų, Facebook registracija ir taip toliau, dekoracijos, kostiumai, salės numa, reklaminiai plakatai. Tai va, ir reiškia, tos išlaidos bus surašytos į projektą ir jos bus padengtos. Bet yra įvairius projektai. Vieni projektai moka artistam, kiti nemoka artistam. Kiti tik padengia ten tokias išlaidas, salės nuoma, dekoracijas, kostiumus, dar kažką. Priklauso nuo fondų, nes yra daug įvairių fondų. Kaip kompanija galim iš kansulo gauti pastatą. Ar tikit, kad mes galim gauti pastatą? Jeigu yra įstatymas, kodėlgi ne? Ar žinot, kiek yra tuščių pastatų Greenwich kansulų? Tikriausiai daug jau klausimų. 500. 500 tuščių pastatų, kurie yra jau nenaudojami nuo 2 iki 5 metų. Ir yra įstatymiškai taip įmanoma ir tos kompanijos gauna pastatą, mums reikėtų, aišku, aš kaip sakiau, teatras užaugo, teatras dabar yra paauglys, jam reikia judėti į priekį, jisai užaugs ir jisai turės savo namus. Galės, aš kaip matau, galės kartu bendradarbiauti su bažnyčia ir viens, kaip sakant, ranka rankom dirbti. Viens kitą paremti, kas nenorės ateiti į bažnyčią, ateis į teatrą pažiūrėti, o jeigu ateis į teatrą pažiūrėti, mes padarysim kažkokį tokį spektaklį, kuris užkabins žmogų. Gal užkabins, gal neužkabins, bet jeigu užkabins, parodysim, va, yra bažnyčia, vietoj krikščionio, tai ir taip toliau. Reiškia, čia bendradarbiavimą turėtų vykti. Tai va, ir dėl pastatų kas dar yra? Yra netgi tokios įstatymiškos formos, kad yra tokia, kad community asset transfer, jisai tiesiog duoda naudoti, jeigu, pavyzdžiui, kansulas neturi pakankamai lėšų, tai apsiremontuoti tą namą, kuris, pavyzdžiui, su daužytais langais arba ten kažkai nenaudojamas, jis tiesiog duoda community organizaciją, kad jinai prižiūrėtų tą namą, kad jinai ten įsistatytų langus ir taip toliau, ir ten geriau, negu kad ten kažkas ten kažką daro ir tas namas griuvo. Tai va, ir kartais atiduoda, kartais
išnuomoja už 1 svarą per metus, moki 1 svarą metams ir pasirašai kontraktą 20 metų ar kažkiek. Tarp kitko įdomus faktas, O2 buvo nupirktas už 1 svarą prieš 20 metų. Ja. Jo, mūsų bosas nupirko. Aš tada neturėjau kaip tik. Nes su to žmogum šnekėjai, šnekėjai su teisingu žmogu. Čia norėjo nemokamai atiduoti. Nu, tik tai, aišku, pagalvoti, kiek kainuoja išlaikyti. Jo, bet iš tikrųjų yra, jeigu pastatas kažkoks senovinis, yra heritage fondai, kurie paremia tą pastatą suremontuoti. Tai va, ir dar perskaitysiu dar tuos benefits mūsų vaidinimo. Jo, reiškiasi dar kartą, pozityvus poveikis žiūrint kalėdinį vaidinimą vaikams. Community bonding, spiritual and culture, enrichment, entertainment and joy, support for young talent, education value, mental well-being. Tai čia tie visi parodo, kad yra, reiškiasi, tas spektaklis pozityviai veikia visuomenę ir už tai galima gauti paramą. Gerai, kas ten toliau? Na, aš čia pasvajokime, kad aš susirandam gerą pastatą didelį, turite tam gražią iškabą, padarom ten savo kavinę, savo kažkokius workshopus, dar kažką. Šokių pamokos, būreliai, muzika, tam galbūt benamių valgyklą. Ir taip toliau. Gautųsi ne vien, kas yra, aš matau, kad teatras nėra vien tik siauras teatras vaidinimai. Čia, jeigu mums Dievas laimės ir mums pavyks, iš to teatro gali įsivystyti didžiulė, taip sakant, toks organizacija, kultūros, meno ir švietimo centras. Jeigu Dievas norės, tai bus. Tai nėra, kad mes dabar subėgam, pavaidinam ten hi-hi-hi, ha-ha-ha, ten dar kažką ir viskas. Ne. Šito gali šiauti rimta organizacija, surimta, bet sakau, mes yra šansų, kad mes galim pradžiai gauti paramą, paskui atsistoti ant kojų, padaryti tos kelius projektus. Pirmais metais tai padarai porą projektų. Kas tada? Tada jau atsiveria durys didesniem projektam, jau tu turi patirtį, reiškiasi, jau kiti žiūri tie, reiškiasi, fondai visai kitaip į tave ir tuo pačiu pradeda atkreipti dėmesį ir konsulas. Dar kas yra gerai, reikėtų bendradarbiauti su konsulu. Tai yra konsulas, reiškia, nueiti ir išsiaiškinti, kokiais vyksta šventės, kur mes galėtume dalyvauti. Taip pat vietiniai konsulai turi savo rėmimo fondus, tie fondai yra mažesni, ten nėra 10 000, yra ten 3-5 000, bet vis tiek gali paremti. Ir toks bendradarbiavimas yra labai naudingas. Ir po to, sakykime, po metų, po kitų, galime jau tiesiogiai, jeigu konsulas mato, kad mes tikrai rimta organizacija, rimtai dirbam, tada iš tikrųjų galima netgi jau sudaryti kontraktus su konsulu, su mokyklom, su dar kažkom ir tada jau būtų pastovios pajamos. Dabar dėl tų, reiškiasi, projektų. Gerai, su projektais yra taip, kad žmogus rašo projektą, sakykime, aš ar bet kažkas kitas, surašo, kartais užtrunka kelias dienos, kartais gali užtrukti savaitę, gal daugiau, nes viską reikia skaičiuoti, reikia padaryti research, reiškiasi, ir tada, jeigu viskas gerai, būna kartais atmeta, tai pasako, kas negerai, pataisai, vėl siunti. Tai va, tai jeigu ten koks paprastas, ten sako, iki nuo 4 mėnesių užtrunka, kas visą kitą. Bet kai pinigai yra, žmogus, kuris darė projektas, jis atsakingas už tos
už tos pinigus. Ir jisai turi tą projektą gyveninti. Tai reiškia, jis tampa kaip project manageris. Jis turi, nes tie žmonės, kurie pinigus duoda, jie pažiūrės, kur jie nuėjo. Jie gali, dažniausiai daro viduryje projekto ataskaitą ir jau gale ataskaitą. Tai paskui, kai projektas baigėsi, viskas gerai, visus tuos resitus ir visus tas, vienu žodžiu, kur pinigai nuėjo, dar reikia 7 metus saugoti. Tuos visus, ką pirkai, kokiu medžiagoms, ką samdėjai, žinai, jeigu reikės kokią dekoraciją pasamdyti. Pavyzdžiui, jo, ir tas projektmanageris už viską atsakingas ir viską turi labai, tvarkingai daryti. Tai va, nes čia labai svarbu, jeigu ten kažkoks projektas susiknisa, tada visai kompanija blogai, jau tada sunkiau ir kažką atgauti. Tai va, ir sakykime, aš padarau projektą, surašau, gaunu pinigų, ne? Ir nauda kokia iš to? Nauda iš to visiems yra gerai, nes visi bus įdarbinti. Pavyzdžiui, ten reikia salę sutvarkyti. Aš užrašau, salės sutvarkymas, Mindaugas ten 2 valandos, ten 30 svarų, kažkiek. Reikia kažkokią dekoraciją padaryti. Aš ir pats galiu padaryti arba kažką pasamdyti, todėl padaro dekoraciją. Medžiagos tiek, darbas tiek, jau turim darbo. Tai va, sakykime, parašyti ten, sugalvoti spektaklį irgi. Tiek užtrukus sugalvoti ten taip ir taip. Ten 2 dienos, toks įkainis. Įkainiai yra duoti, įkainių pats negali sugalvoti. Yra Anglijos vidurkis. Jeigu menininkam tai įkainiai yra geri, angliški. Tai va, ir va, aš matau tokius dalykus, tai gerai, tai dabar labai norėjau dalyvauti Teresė, bet jei kažkas ten su nugara, nebus Teresės, negali dalyvauti. Tai va, dabar, jeigu visi dabar gerai, sakykim taip, kas pritarė, kad judam tą linkmę, pakelkite rankas. Kas pritarėt, kad einam, darom projektus, gaunam pinigus, važiuojam toliau, važiuojam į šventes ir taip toliau. Kas nori pokyčių, pakelkite rankas. Dabar balsuokime. Atsakomybė kokia? Ne, tai mes mastom, tai yra atsakomybė didžiulė. Ne, dėl pinigų jums nereikia pergyventi, nes tik tai projektų menedžeris atsako už tai. Aš sutinku prisijungti, ta prasme, jeigu man reikės pagalbos iš manęs, aš už prisijungimą, bet aš už organizacinis reikalas, ne... Ne, tai viskas gerai, aš tik tai... Ta prasme, kaip memberis, kuris galėtų prisijungti, kur kodėl ne? O tarkim gerai, dabar visi dirbantis, ane, tai vis tiek kažko, jeigu prasidės nuo kažko, tai vis tiek visi darbus kol kas turi. Tai kažkoks... Mes darbų nesiruošia. Tai aš suprantu, kad čia... Tai bus šeštadieniais arba pasiėmė atostogas, jeigu kažkada reikia, pasiėmė atostogų. Tie projektai, ten, sakykime, 10 000 nėra dideli projektai. Pavyzdžiui, 10 000 skiria metams, kaip pavyzdys, reikia suorganizuoti, sakykime, ten 6 pamokėlės vaikams, ten dailės ir viskas per metus. 6 pamokėlės suorganizuoji, į tą pamokėlę gali ateiti 10 vaikų. Viskas. Nes tu, kai samdai menininką, kuris ten mokys, project manageris gauna pinigus, ten visokie popieriai, dažai ir taip toliau. Ir vieną pamokėlę gausi apie 1000 svarų, gal daugiau biškį. Tai va, tai čia nėra taip, kad mes projektą darom ir ten, ten dabar reikia arti kažkiek. Ne. Aš kalbu apie laisvų laikų mes galim tos projektus daryti, kaip darom dabar teatros visokius. Vaidinimą. Mes darėm vaidinimą, bet nemokamai. O dabar dar už tai, už kažkokią ten dekoraciją nemokamai dažysim, o kažkas už tai sumokės. Taip. Ir priklauso, kiek mes norim, kiek mes galim, žinai, tų projektų, kiek mes pajėgsim juos įgyvendinti.
Iš pradžių pradėti nuo mažų dalykų. Taip, ne, iš pradžių tai būtų keletą projektų per metus. 2 vaidinimai, jo. Aš suprantu tai, nes jeigu klausimas, ar norim, kad teatras, veikla teatro augtų, plėstųsi, va tie, kurie dega tuo, kuriem tai patinka, tai jeigu klausimas toks, tai tada manau, kad visi turbūt pasakytų, kad mes už tai, bet galbūt kaip ir kiekvienoje organizacijoje turbūt, kaip ir supratau kažkiek, kaip mes bendravom Andriau, kad reikalinga įsteigti tokią kaip, ne tai, kad reikalinga, Kompaniją, mes apie tai kalbėjom, būtų tinkamai įsteigti community interest tą organizaciją ir tos organizacijos statusu tada kreiptis į gauti tas lėšas. Taip. Bet šiek tiek dar prie esmės, jeigu mano manymu, tai turbūt vis tiek esmė yra ne lėšų gavimas, bet esmė veikla, kuri apjungia žmonių širdis ir realizuoja jų dovanas, jų pašaukimus, jų kažkokias sugebėjimus. Ir tai yra esmė, žinoma, ir nešti tą šviesą Dievo per tai perteikti. Taip, čia yra, esmė yra, visos veiklos esmė yra, kad mes savo talentų neštume šviesą. Ta šviesa yra Dievas ir yra, aišku, žmonių šviesa, tai yra gera nuotaika, juokas, kuris, kaip sakant, tas tamsumas pašalina, depresija nustumia, kažkokias blogas mintis, kad tu atneši, žmogus gal atėjo čia į tą zosytę susidepresavęs ir ten gal nusižudyti norėjo, pamatė, pralinksmėjo ją visai kitaip. O čia tokia žmoniška šviesa. Dėl to ir pats teatras vadinasi Light. Church Theater, kadangi mes bažnyčios teatras, kuris neša šviesą, tai yra 2 rūšių. Jėzus yra šviesa, tai yra Evangelija. Kiek galėsim, tiek įdėsim tos Evangelijos. Visakiau, kaip aš minėjau, negalima persudyti, nes čia nebus bažnytinė veikla, kažkur į kokį festivalį, kažkur, kur mus pakvies, mes įdėsim, kiek bus galima. Bet jeigu persudysi žmogus, nepriims, sakys, ai, tai čia nesuvalgys. O jeigu jis priims, suvalgys, gerai, sakysim, tau patiko, nori, susipažinkim, mes valgė toj krikščionių bažnyčią. Mes tokie, ką tu tiki, ką mes tikim, gal nori bažnyčią ateiti, taip toliau. Tai va, taip galima Galėčiau turbūt dar pratęsti. Tai aš suprantu, kad reiktų jau dar kažkiek įsiaiškinta, galbūt ko reikia tam įsteigimui, nes, ta prasme, mes aš už tai, mes už tai. Tai vieno žodžio, aš tik pabaigsiu. Tai aš suprantu, kad reikia įsteigti tą organizaciją, kurios pagrindų ir tai vykdoma ta veikla, bet kaip ir kiekvieno organizacijoje, tai vat, aišku, toj community interest reikalinga ten direktoriai ir ten panašiai, ten taip toliau. Tai aš manau, kad turbūt reiktų vis tiek, jeigu judama link to, padaryti tą namų darbą, aišku, ten jau viskas gal net to aišku, aš tik tai paminėsiu. Ir tada galbūt iš tų žmonių esančių komandos išsirinkti tą vykdomąją komandą, aišku, galbūt kas, tu Andriau esi rodo iniciatyvą ir pats nori tai daryti ir visą kitą, nes jeigu kalbam tas lėšas ar kažkokius projektus, tai tada ne tavo asmeniškai ne asmeniškai būtų kažkokiu ten, aišku, gal vardas kažkur figūruoja, bet vis tiek tos organizacijos statusu. Tai aš manau, kad reiktų turbūt įsirinkti tą, jeigu visi už ir įsirinkti tą tokią
kaip jinai vadinasi, tą core team, keleto žmonių, kaip vadinama taryba, ar vykdomoji ta komanda, nes Andrius daro aiškinasi ir kiti ateina ten pavaidinti ar kažką, bet yra keletas tų raktinių žmonių, kurie gali, sako jo, aš dalyvausiu tame, aš būsiu tuo, arba, ta prasme, pasisiūlo, arba, balsavimo čia prievarta gal ne, bet tai turbūt manau, turbūt tą reiktų padaryti. Ir tada, kad tas valdymo komanda, tai būtų tas, kaip jie pavadinti, kažkokia. Jo, aš lietuo dar neturėjau. Jo, bet yra taip, kad šitai kompanijai reikia mažiausiai 2 direktorių, nes negali būti vienose rankose, nes čia yra kaip community interested. Jo, gali būti 3 direktoriai. Sąskaitai ir kompaniją atidaryti užtenka vieno pradžiai. Tai va, tai reiškia taip, jeigu visi pritarėt, išsirenkam dabar nors vieną direktorių, arba 2, ir tada mes tie direktoriai pradedam daryti, judėti priekį. Tai yra visų pirma, ką reikia, įregistruoti tą kompaniją. Aš dėl to jau domėjausi, viską jau susižinojau, įregistruoti tą kompaniją ten 15 minučių ar 20. Aš jau esu ten pasiruošęs viską. Reiškia, ten yra klausimai, kokiai žmonių grupiai ta kompanija, reiškia, makes benefit ir ką jinai veiks. Tokias kaip 2 grupės. Tai viskas ten yra mano surašyta. Aš įrašiau vaikus, įrašiau paauglius, iki 25 metų, jaunimą. Ten kiekvienais metais galima atnaujinti. Jeigu kažkokį naują sritį įimi, atnaujini ir įrašai, kiekvienais metais vis reikia ataskaitų daryti. Siūsti, kad dabar kompanija darys sporto varžybas, reikia rašyti sportą. Tai va, ir kas, kodėl man patinka ta vasario 16. Aš net pasipuošęs. Jo, tai vasario 16 tai yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tai yra kaip ir gimtadienis. Visi žmonės turi gimtadienis, o čia valstybės gimtadienis. Nes ten buvo okupuota ta valstybė mūsų Lietuvos ir galėjo jos nebelikti. Bet jie vėl kažkaip pakilo, pasinaudojo tokiam aplinkybėm. Ten buvo Pirmo pasaulinio karo metu. Ten labai daug istorija, ten gal per daug nesiplėsiu, bet vienu žodžiu 120 metų buvo po caro okupacija Lietuva, prasidėjo Pirmas pasaulinis karas, užėjo vokiečiai, kaizerinė Vokietija užokupavo ir kai Amerika prisijungė į karą, pasijungė, vokiečiai suprato, kad jau karas pralaimėtas ir jie pradėjo atsitraukinti, kaip jau jiem nebeįdomu ta Lietuva, nes jiem jau vis tiek jau viskas pralaimėta. Ir Lietuva pasinaudojo tą progą, kad įsteigtų savo valstybę, atkurti. Bet ten labai toks įdomus variantas, kad ir Lenkai pretendavo, Lenkai norėjo, ir Lenkai irgi buvo užokupuoti, ir jeigu būtų Lenkai pirmi savo nepriklausomybę paskelbę, tada būtų Lietuva įėjusi į Lenkiją. Kaip ten dalis didžiosios kunigaikštystės. Tai va, tai reiškia, Lenkai turėjo pretenzijų, caras ir rusai turėjo pretenzijų, paskui carą nuvertė bolševikai tuo metu ir vokiečiai turėjo pretenzijų. Reiškia, tą Lietuvą visi norėjo prisijungti. Bet Basanavičius su savo ten šviesuoliais, Jonas Basanavičius, jie greitai pamatė, kad reikia skelbti nepriklausomybę. Ir kadangi vokiečiai jau karas pralaimėtas, vokiečiai pripažino. Kadangi vokiečiai pripažino, jie paskelbė, ten 21 signataras pasirašė, viskas gerai ir taip gausi kaip gimtadienis. Taip, dabar mūsų teatro gimtadienis irgi gali būti šiandien, nes šiandien ypatinga diena. Vasario 16, mes daug metų darėm ir buvom tokie padriki, gimtadienis gali būti dėl to, kad mes dabar šiandien pradedam savo teatrą kaip oficialią organizaciją. Ir aš grįžęs namo galiu tą šiandien jau užregistruoti ją. Paskui mes susirinksim direktorius, dasidės, kiek ten reikia, 1 ar 2
nes nuo fondo priklauso. Vienas fondas nori 2 direktorių, kitam reikia 3 direktorių. Ir taip toliau. Tai va, tai dabar reikia 1 direktoriaus. Kas nori būti direktoriumi? Tu nori. Balsuojam. Mes už tave, tai numeris 1 tada. Tu dėgių tame, čia tiek daug jau padarėjai, perskaitai, sužinojai, surašėjai, tai čia... Nu ir pasipuošęs kaip Ne, tai ir kalbos nėra. Tu vienas jau tai tikrai. Nes gerai, aš pasakysiu, kokios pareigos ir koks atlyginimas direktorių. Mums susimesti. Pareigos auginti teatrą, rašyti projektus, juos įgyvendinti, ieškoti visokių festivalių, palaikyti ryšį su kancelu, reiškia, domėtis visais dalykais. Ir atlyginimas kompanijai direktoriams yra 0. Šitą kompaniją negali mokėti direktoriams. Tai va, bet yra vienas pliusas. Būdamas direktorius gali atlikti kitą užduotį. Gali vaidinti, gali daryti projektą ir jisai, kadangi yra 2 direktoriai, pavyzdžiui, aš matau, arba Teresė gali būti direktorius, nes reikia kalbos, reikia žan visokių dalykų, arba gal kažkas pasinorės dar iš jūsų, arba Elena galėtų būti direktorius, aš matau, kad jinai irgi turi potencialą. Tai va, tai kaip visas veikia, kadangi yra 2 direktoriai ir vienas direktorius kitą įdarbina, priima į darbą. Reiškia, jeigu aš noriu padaryti dekoraciją, Elena, pažiūrėjau, kitas direktorius, Elena sako, vienu žodžiu, yra darbas, aš jį mane samdo, aš kaip stalis ateinu, padarau, čia medžiagas jinai pasamdo. Arba gali samdyti kaip projektų menedžerį, pavyzdžiui. Aš ten padariau projektą, jinai mane įdarbino, aišku, kaip projektų menedžerį, aš darau projektą, aš gaunu atlyginimą, kaip projektas jau. Bet tai projektas yra taip, pinigai ateina, mes padarom, projektas baigėsi, pinigai baigėsi. Nebus taip, kad viens po kito, bus kažkokie tarpai. Tai va, ir gerai, tada jeigu jūs galvojat, kad aš tinku į tas pareigas. Galim prabalsuoti. Galim prabalsuoti. Gerai, prieš balsuojant dar aš pasakysiu savo programą. Kaip be programos, žinai, tai politikai turi programą pasakyti. Pažadukas. Mano kaip direktoriaus tikslai šiems metams. Jis jau žino savo tikslus. Parašyti ir gyventi 4 projektus. Vienas nauji metai, kitas vaikų kalėdinis vaidinimas ir 2 tam kažkokie gali būti projektai susijęti su menu. Gal vaikais ir menu. Taip, išvažiuoti bent į 2 šventes. Šiais metais. Šiais metais, bent į 2. Taip. Toliau, įregistruoti kompaniją, kaip sakiau, ir užregistruoti mūsų teatrą į tokį yra NODA, National Operatic and Dramatic Association. Kas ta NODA yra? Jinai yra National Operatic and Dramatic Association supports amateur theatre across the UK, offering resources, guidance and funding opportunities to members group. Membership provides access to various benefits, including potential financial support. Tai va čia reikia į tą įregistruoti. Čia yra amateur theatre, reiškia, ten daug kas ją registruojasi. Ir dar yra viena National Dramatic Festival Association, NDFA. Tai yra encourage and supports amateur theatres through drama festivals and many offers funding or awards to groups engaging with NDFA. Festivals can provide both exposure and potential financial assistance. Tai čia yra tokie pagrindiniai dalykai.
ką reikėtų mums padaryti su šito teatru ir išeiti, kaip sakant, į viešumą. Kaip sakiau, websaitas padarytas, websaite ten yra daug funkcijų, galima koreguoti, tobulinti ir taip toliau. Tai va, ir YouTube'as irgi jau padarytas, reikia biškį patobulinti. Dabar dar reiktų mums įsirinkti, kas norėtų, pavyzdžiui, padirbėti prie Facebook'o kanalo arba Instagram kanalo, kas norėtų, ten daug nereikės. Nu, kiek tai 1-15 minučių, ten kažką. Nes mūsų kaip organizacija, mes turim būti žinomi visuomeniai, nes mes dirbam su visuomenė. Tai reiškia, mes jau turim turėti kažkokių followerių, kažkokių tų pasiekėjų, jau kažkas, nes tu nueini į kansulą, kas tu toks. Tavęs nieks nežino, tu čia vakar susikūrė ir viską. Arba prašai kažkokių ten grantų, tai gerai, gerai, čia pradedantis viskas, bet jiem irgi svarbu, kas tu toks. Kiek tu ten su ta reiškia, visuomenė bendrauji ir kiek tu atlieki kažkokios veiklos joje. Tai va, tai reikia porą žmonių, kad užsiimtų to, reiškia, Instagram'ą ir Facebook'u. Plus gaunant paramą, būtinai reikia parašyti per visus tos kanalus. Gauta parama, pavyzdžiui, ne? Ir kas davė, ar ten National Trust, ar ten Children in Need, ar ten Art of England, ar kokia parama tas, nes tie, kur duoda pinigų, jie nori, kad jos reklamuotų ir tas yra svarbu. Tai va, tai ką, jeigu visi už, bet aš suprantu, kad čia angliškai viskas praktiškai būtų. Viskas angliškai, jo. Ir netgi vaidinti reikėtų angliškai. Na tai vaikams, nebūtinai geriau angliškai, bet pavyzdžiui, vaikų vaidinimų daug planų kalbos nereikia. Vienas yra pliusas, mes vieną kartą vaidinom angliškai. Kitas pliusas yra galima ir lietuvių bendruomeniai padaryti vaidinimą ir taip įtakoti tą visuomenę ir padaryti gerą įtaką. Galima lietuvių yra ukrainiečių, galima jo. Anglai irgi remia tos ukrainiečius ir jų yra bendruomenių, su tavim šnekėjom. Jo, tai čia yra daug tų bendruomenių, kur nebūtinai anglų kalba, rusų kalba, kas moka. Lietuviškose renginiuose. Taip. Jo. Tai va, tai reikia dar čia yra planybės, dėl kurio reikia išsiaiškinti, ar čia. Gerai, kas tada už mane? Pakeliam rankas, kas pritarė. Kas prieš. Gerai, Mindaugai, tada. Tu antras. Nepamirškam to. Gerai. Tai va, tai gerai, tada. Kaip pasakyti, jeigu jūs nieko prieš, aš grįžęs namo registruoju kompaniją. Kompanija nebus ant mano vardo, aš vienas iš direktorių tik tai, bus 2 ar 3 direktoriai, kaip minėjau. Lengviau yra atidaryti sąskaitą vienam žmogui, bet reikės 2 pantos sąskaitos, tai kažkoks kitas direktorius turės pasirašyti. Ta sąskaita, jinai nėra paprasta, netgi jinai nėra kaip business account, jinai yra treasury kažkaip vadinasi, specialiai CS šitai kompanijai, reiškiasi, Community Internet Company. Tai kompanijai yra speciali tokia ir va, aš tą galiu padaryti labai greit. Ir tada, jeigu jau taip jau visi už, aišku gerai, kai susirinkot, nes, reiškia, tie susirinkti, kai jums labiausiai rūpi tas teatras ir mes, kaip sakant, galim tada judėti į priekį ir kaip sakant, ir tada skelbiu vasario 16 mūsų teatro įkūrimo dieną. Po 10-15 metų, po 10-15 metų galiausiai ta diena atėjo ir pribrendo.
Taip, Aš norėjau klausimai. paklausti. Aš suprantu, kad visos lėšos, kurios bus gautos, jos bus, apipavidalinimas, ten mokėjimas už tą žaną. Žodžiu, aktoriai, visi kiti, mes kaip charity, ta prasme nemokamai. Nebūtinai. Priklauso nuo fondo. Gali būti mokama aktoriams, gali būti nemokama. Priklauso nuo fondo. Čia yra, bet už visus darbus bus mokama. Nes yra skirti pinigai, kaip ir namai pastatyti. Vat yra skirti pinigai, pamatam iškasti, stogui judėti plytoms. Tai va irgi visi tie medžiagos ir darbas. Ir reklama Facebook'e irgi ten bus. Aš suprantu, kad lėšos tam ir priskirtos. O, gimtadienio tortas perdarau! Jau žinojo, kas bus. Jie sugalvoja, viską padaro, tai tik šou yra. Čia nulis metų. Nuo nulio pradeda. Dar nemažą tokio torto. Andriau, truputį būtinas direktorius. Spėjate, nėra susijęs su vaidyba. Tai yra tik tai pavadinimas organizacijos, kuri darys viską community. Ta prasme, tai gali būti nebūtinai sportas, ar vaikams, ar jaunimui, ar suaugusiems nuo vos ne iki Z, kai sako, kad gali ir piešimo pamokos kažkokios. Tai reiškia, kažkas bus Taip, bet čia bus toks organinis vystymasis, kur mes nueisim, kur mums patiks. Jeigu mums patiks daugiau valdyti, mes susikoncentruosim vaidybą. Jeigu mums patiks daugiau kažkokius organizuoti šventės, ten kažkokius festivalius ar kažkokius ten, nežinau, sporto varžybas. Daug tada darysim tai, matysim kaip kas. Pagal poreikį, priklauso nuo Pagal poreikį ir dar reikia būtinai žiūrėti, ką nori community. Tai va, community poreikis. Community poreikis, jo. Va tas ir yra, tie pinigai, tos paramos ir yra, kas reikalinga community tuo metu. Ar jiems reikalinga kažkokių apmokymų, ar jiems reikalinga kažkokių teatrų pažiūrėti, ar dar kažko. Čia jau labai platus reikalas, labai. Jo, bet viskas prasideda nuo mažo. Jeigu paklausti pastoriaus Dariaus, tai irgi prasidėjo viskas nuo mažo. Mindaugai, šiek tiek link Sigutės. Aha, biški dar, pusę žingsnį, aha. Tada bus biški taip jau. Jolanta, per 5 centimetrus nuleiskit. Gerai. Šipsuokitės. Jo, kvėpuojam, šnekamės, juokiamės, džiaugiamės. Laukit dar sekundėlę biški. O, gerai. Gerai, šnekam. Sūris. Jurijau, biški pakelk ženklą. Aha, nes labai gal sunkus jisai, kad... Ne. Nu gerai, kažkiek padariau. Išteks. Savo kojas. Sveta į ambasadą siūsk ir iš karto Lietuvos rytoj turi išeiti. Vasario 16 įvykiai Jungtinėje karalystėje. Atidarytas naujas, dėl greito susirinkimo ambasadorius negalėjo dalyvauti, bet registruotas ir patvirtintas. Direktorių turėsim. Direktorių tai netruks, manau. Aktorių galim. Aktorių atsiras, garantuoju. Aktorių, bet jeigu aktoriai direktoriai, tai... Tai jisai irgi vaidina. Tie patys ir aktoriai, ir direktoriai, ir dažytojai, ir staliai. Viskas yra to pačio. Bet tai, kad torto neuždengia. Bet čia reiškia, nežinau, kaip vien samdyti. Kaip komanda. Kaip žiūrėti gyvena, ne? Ne, jis į ranką žiūrėkit. Ranką žiūri. Čia kiek matosi, kiek nesimato, kažką fotografuoja. Tiek ranką, taip.
Papuoliai dabar būsi teatro dalis. Išbandymas dabar visiems. Gerai, kas pjausto? Tai užpūtėm pradžioj, visi kartu. Na gerai. Vienas. Vienas. Du. Tiek daug dramos. Taip, aš yra. Taigi čia teatras. Čia teatras. Tiek daug dramų. Ar esat matę gimtadienį? Su nuliu, tu įsisaulis tą nulį savo. Gerai, tada laiminam viešpatie šitą maistą, šitas rankas, kur padarė tą maistą. Ačiū viešpatie, kad mūsų rinkai. Ačiū, kad mums duodi visokių minčių, idėjų, kad vedimus eiti į priekį. Ir viešpatie, mes tikim, kad čia yra tavo vedimas. Viešpatie, padėk mums šitam nelengvam kely. Laiminu kiekvieną iš čia esantį, laiminu jo šeimą, jo namus, kad niekas neturėtų problemų, kad neturėtų finansinių problemų, neturėtų sveikatos problemų, kad galėtų prisijungti prie to teatro veiklos laisva širdimi ir viešpatie naudok mūsų savo karalystės kūrimui. Amen. Tikrai taip, amen. Nes mes visi esam komanda iš tikrųjų. Ką aš negaliu, gali Jolanta. Ką Jurijus gali, to aš negaliu. Kiek aš galiu padaryti. Kiek mano idėjas, kiek mano kažkokios ateina, kiek kažką. Mes esam komanda, aš daugelį ko negaliu. Nes aš tikiu, kad viešpats kalbės kiekvienam kažkuriam, tai žinau, Jei aš kalbės. nieko negaliu, tai gal bus naudas. Arba jeigu tu nenori. Darius, tai pavyzdžiui, labai yra svarbus. Jisai sako, nieko negali, ne? Ne, aš taip. Jis sukauja, bet ta prasme, koks jo vaidmuo yra šitame visam mūsų susirinkime. Ar jūs suprantat? Čia yra, pavyzdžiui, Dvasinis palaiminimas. taip, yra palaiminimas šitam teatrui kurtis. Nes jeigu Vilma ar Darius sakytų, ne, čia bloga idėja, čia jūs jau kažką, jau čia komerciją darot, ar dar kažką, to visko nebūtų įvykę. Tai va. Ir plius mes, aš kaip kalbėjau, mes dirbsim kartu su komanda, bet šita organizacija yra atskira nuo bažnyčios. Tas pats, kai Lietuva, kai paskelbė nepriklausomybę, Vokietija galėjo sakyti ne, mes nepaleisim jūsų, jūs būsit Vokietijos dalis, viskas nepriklausomybės, jokio gimtadienį neturėsit. Va Darius pritarė mum, kad mes galim kurtis kaip organizacija, kaip nepriklausoma, dirbti kartu su bažnyčia ir viens kitą papildyti. Gali save realizuoti, čia vienas dalykas. Mes prarandam tiesiog šansą. Daug yra menininkų, kurie gauna finansinę paramą, o mes tą jau darom daug metų. Ir mes, aišku, mes darom daug Dievo, ne dėl naudos, bet jeigu siūlo finansus, tai kodėl nepasinaudot? Nes iš tikrųjų... Ir kokybė bus geresnė. Ir kokybė. Ar jūs prisimenat, aš nenoriu, dabar biškį pajuokauti, tarp mūsų. Dėl aš atsisėsiu. Be kritikos tiesiog pajuokauti. Ar atsimenat per naujus metus pranašą Samuelis? Kai aš buvau Dovydas, Mindaugas buvo Samuelis, pranašas Samuelis ant scenos vaikšto su kėdais. Ir su džinsais po tuo. Čia buvo humoristinis spektaklis. Tai čia, suprantat, čia yra iš to nepritekliaus. Ne dėl to, kad mes čia norim kažkokios... tikrai. Nepriteklius, čia perteklius, vietos turi. Samuelis norėjo pasirodyti su firmais kėdais. Naujais. Modernes. Niekas pinigus gavo šitą. Tai čia tiktais toks pliusas, kad čia buvo toks
humoristinis spektaklis, šventėj bažnyčios, žinai, bet jeigu daryti spektaklį ne bažnyčios šventėj, jeigu humoristinė, jau tada to laikmečio apranga turi būti visa. Reikia, kaip sakant, gerai, kai yra, nesinori iš tos bažnyčios biudžeto traukti tos pinigus, reikia to, nuo trečio. Jo, bet ir be to, kadangi nesinori, tai ir ten kažkokie tie apranga, dar kažkas yra tokio minimalistinio. Turiu meni, kad jeigu, nes buvo kažkada mes ir apie Alfos veiklą galvojom, kad kaip, ta prasme, veikti, sakykime, ten, jeigu naudojam ten kažkokias baidarės, ar ten kažką, Alfos centras, tai vis tiek eina kažkokie finansai, atsiskaitymai ir panašiai. Tai mes apie tai esam galvoję, kaip tai padaryti. Tai ką norėjau pasakyti, kad geriau, paprasčiau veikti kaip organizacijai community interest, negu bažnyčios statusu tuo charity, nes tada, ten visai kitaip, viskas vyksta. Charity negali pelno turėti, jinai nepelno sutėti. Tai čia nepelno. Ne, čia gali turėti pelno, bet pelnas negali būti kaip išdalinamas. Jo, nes jis naudojasi projektams ar panašiai. Jo, projektams, atlyginimams. Realiai mes galim susikurti savo darbą į vietą, per, sakykime, aš turiu tokį skaičių, nežinau, čia realus, bet aš galvoju, kad realus per 7 metus 7 darbo vietas galim susikurti. Jau patys tau susikūrėm, darbo vietas pasidarom. Tai va, per pirmus 2-3 metus mes galim turėti savo pastatą, o turi savo pastatą jau galima visokius veiklos prisigalvoti. Galima nuomoti salę, galima daryti renginius, galima kažkokį valgyklą ten atidaryti benamiams ar ten kažką, arba tiesiog išnuomoti tą, reiškiasi, kažkokią. Viso, aišku, negalima, nes koncilas nesakys, kad čia pernumai. Galima, sakykime, ten kambarį ar 2 ar 3, kiek ten išnuomoti, kompanijai, ten kavinėje ar kažkokiai veiklai komerciniai. Nesvarbu, bet čia yra daug visokių galimybių. Iš tikrųjų, su jie yra lengviau negu su charity. Charity registruoti yra labai ilgas ir sunkus kelias. Ir charity labai gerai gauti. Ačiū tau labai. Ačiū. Užtrunka labai ilgai ten. Ten metas, gali užtrukti 3-5 metus gali. O čia užregistruoji per pusę valandos. Ir kas gerai, kad čia dar galima kažkokią atlieki veiklą, gauni pajamas. Tas pajamas realiai tu gauni savo kompaniją, paskui ją naudoji savais tikslais. Reikia mašinai sunuomoti, į kokius važiuoti į tą vaidinimus jo. Ar kažką nusipirkti, ar kažkokį kavinę įsirengti, ar ten sienas įsidažyti, gal ką galima. Žodžiu, tikslas toksai būreliai, toksai tolimesnis, tai yra teatro pastatas su visa teatrinė veikla kaip teatro, bet ir papildomai dar kažkas kad būtų community, mentally ir visi kiti pagalba. Dabar, pavyzdžiui, aš kaip minėjau, labai didžiulė NHS krizė yra mental health. Netgi iš kitų sričių, kur yra sveikatos sritys, ar kažkokių, sakykime, nuo vėžio, nuo dar kažkokių, iš tam pinigus ima, deda į mental health. Labai žmonių daug skundžiasi su sveikatos psichinėm problemom. Jeigu mes tą darom, ir, kaip sakant, čia jau yra parama, yra labai didelis pliusas, į tą orientuotis, galima net vaikų pakviesti, pavyzdžiui, darom kažkokį spektakliuką, galima pakviesti vaikų, ar iš kokios mokyklos susitarti, kad atvežtų su autobusu kažkokie kurbiški tokie ne visai, ar ten kažką, žinai, čia yra, kaip sakom, galimybės neribotos. Aš kažkada galvojau, kad tarnauti visuomeniai, tai reikia skelbti evangeliją, taip ant gatvės atsistojus, taip kažkaip galvoju, čia geriausia evangelija apie Jėzų priimti. Eini į pragarą, tarsi, tu turi pilną evangeliją pasakyti, yra nuodėmė, yra Dievas. Ir tik tokį kažkaip vaizdą ir atrodo, kaip išeiti tą visuomenę, be to, kažkaip
ką aš su jais veiksiu, jie netiki, negi su jais čia dabar vaidinsi, ar jiem dainuosi dainas, kažkaip nesisėjo mano galvoj. Bet paskutiniais laikais pastebėjau tokią tendenciją, kad, kaip sakai, žmonės serga visokiom nepilnavertiškumu, visas melas, visas tas pasaulis kyša, brūka, depresijos, savižudybės, serga visuomenė. Ir dažnai reikia su jais pabūti, kaip tas gerasis samarietis pabūs su žmogum, o buvimas tai nebūtinai Evangelijos skelbimas, toks, priimk, nes kad žmogus ir priims Jėzų, tu turi jį pamaitinti, ar kad ir su tuo vaiku tu turi jam meilę parodyti, su kažkokia vieniša mama galbūt turi nuvažiuoti į kavinę, praleis laiką, čia tik kuriu, kad dažnai socialinis gyvenimas tai buvimas kartu tarp žmonių ir mylėjimas tų žmonių, būnant kartu, draugaujant kartu, vaidinant kartu, švenčiant šventes. Ir man šita pusė labai kažkaip atsišaukė, kad dažnai ta nuoga Evangelija, jinai būna tokia, paskelbiau ir, nusiploviau rankas. Bet ar tu eini tą kelią su žmogum, ar tu pažįsti, kuom gyvena tavo community, tavo visuomenė, tavo rajonas, kokie poreikiai mokyklose, darželiuose, tėvam, paaugliam, ir dažnai mes tiesiog slepiamės už bažnyčios ribų, galvodami, kad maldomis, ten dvasinėje erdvėje mes viską padarysim. Bet taip, tie maldininkai, jie gal tą pagrindą mums pastato, bet o kas eis į tą pasaulį? Ir ne aš jau ir būsiu jais. Ir tą kažkaip man labai atsišaukė, kad Jėzus dažnai yra toks paprastas, jis ateina pas žmogų į namus, ateina į socialinį kokį konsilo community centrai, padaro šventį ir ateina ten vaikai ir tu tiesiog su jais būni. Šventį, aišku, vertybės geros, iki per tai, jie ir mato tą meilę. Arba ten suaugusiam padarai, ten jaunimui kažkokį, tą patį sportą. Aš kiek ir mokyklose dirbu ir ten iš kompanijų ateina pasamdyti kaučiai, jauni vaikinai, kurie praėjo tą, ir jie vaikam mokina kūno kultūrą arba būrelius po mokyklos, futbolą žaisti. Bet vaikam tai yra kažkas. Jiem čia yra viskas, kad dėl jų ateina. Ir jie, aišku, yra finansuojami, nes aš, kaip suprantu, mokykla nemoka, tėvai nemoka už tas būrelius. Ir tie vaikai nemokamai po mokyklos žaidžia futbolą. Tau meilė vaikam. Ir čia yra, pavyzdžiui, kai rašai projektą, ten yra sakoma steering away from crime kažkaip. Ta prasme, nusuki tu nuo to, arba anti-social behavior kažką, nusuki tą jaunimą, žinai, duodi kažką užsiimti. Čia gali būti būreliai, gali būti kažkokie apmokymai net. Ar meno būreliai, ar sporto būreliai, ar dramos būrelis, ar šokių būrelis. Bele kas naudinga, kas reikalinga. Gali būti, nežinau, ten yra žmonių tokius broken people, kurie yra kažkur pastrigę ir jam reikia išjudėti. Dar viena, vis kalbam apie jaunus žmonės. Pavyzdžiui, senelių namai. Ar tokios institucijos, kur žmonės, jie negali pajudėti iš tos vietos, jie jau nebegali. Tai kažkas, būtų smagu ir tenai nunešti šviesos, kaip sakai, džiaugsmo, kažkokią žinią. Tos institucijos, kad jie sveiko proto, viskas gerai, bet jie tiesiog fiziškai nebegali niekur išeiti. Mane prieš kokius kiek čia bus, gal 6 metus, gal 7, pakvietė vaidinti. Jolanta ten buvo avinėlį gimtadienį. Ir nuo to viskas prasidėjo, nes aš negalvojau, kad aš lankausiu vaidinti, kažkaip dariau, kaip visą kad gaunasi. Bet iš tikrųjų, mano širdį daugiau yra vaikai ir paaugliai, gal daugiau vaikai. Pavyzdžiui, su kuo aš pakalbų, yra toksai Nerijus iš Lytuvos, pastoris, kuris kalėjime sėdėjęs ir jisai čia buvo pas mus atvažiavęs, Nerijus Šekavičius. Tai jo širdį yra kaliniai. Ir jis eina į tos kalėjimus, jisai kalba, jisai groja, jis savim pasitenkinimą jaučia. Tai yra kiekvienam žmogui, kas yra širdį, su kom dirbti. Jis ir daro. Jeigu seneliai, tai gerai seneliai. Gali būti dėl to, kad pas tave yra jaunimas namuose ir vaikai.
pas mane yra senyva mama, kuri negali iš namų išeiti ir aš ją suprantu labai pilnai. Nu, kiekvienas va. Taip, ir net mane pakvietė važinėti. Mane pakvietė važinėti į tą sušildyti vaiko širdelį į Lietuvą. Ten irgi gal, neatsimenu, gal 3 kartus buvo ar 4. Ten irgi aš važiavau toks, nu, nežinau, ar čia mano ar ne mano, nu gerai, pabūsiu vairuotoju. Pabūsiu vairuotoju, dar ten pažiūrėsiu, kad vaikų visi išeitų iš namų, kad vaikų nuvažiuotume, dar kažką tam, kažkokius kodėtus iškepti galiu. Tai va, ir iš pradžio, nu, aš nesijutau savo vietoj, bet po to aš supratau, kad vis tiek vaikai, nes, nu, aš matau, kad, aišku, senelis jau, nu, aišku, vėl ir su senelio, bet vaikas, jisai, jo gyvenimas kažkokiais, jeigu tu jį pakreips teisingai, įtrauksi į kažkokią veiklą, jo visas gyvenimas bus gražus. O jeigu jisai bus pamestinukas, jis kažkur susidės su kokiais ten negerai žmonėm ir pasidarys smus žulikas. Bet taip, turim svarbiausia, nepamiršti, koks yra tikslas. Man kažkaip vis mintį, koks tikslas šitos visos veiklos, kad žmogus pažintų Kristų, kad jis jį priimtų ir kad nepaisant koks ar mažas ar didelis, kad jisai priimtų Jėzų į savo širdį. Ir vaikas priims, ačiū Dievui. Ir jeigu tas senelis priims, čia ne tiek, kad bruku savo mintį, bet tiesiog, kad dėl ko mes tai darom, kad gal tas senas žmogus rytoj numirs ir po to vaidinimo jam širdis atsišauks ir jisai sakys, Jėzau padėk ir va tik tiek ir tai reikia. Matai, mes kaip krikščionys suprantam tas Evangelijos skelbimą labai siaurai, bent jau aš taip galvoju. Pasakyk, va, Jėzus myli, tu eini į pragarą, tau reikia pagalbos, Jėzus viską padarė, tik priimk ir tavo gyvenimas pasikeis ir tu būsi saugus. Bet čia labai taip, nu, iš tikrųjų, tas Dievo ieškojimas yra procesas, jis gali užtrukti ilgai ir galbūt Dievas nenori, kad tu jam iškart pasakytum atsakymą. Jam tas pats kelias, sakykime, kaip vyras ieško moters, ne, ir iš vestuvės. Ir jam tas procesas yra įdomus, nori susipažinti, nori pagalvoti, vienu žodžiu. Ir tas visas procesas yra įdomus. Taip pat ir Dievas nori, kad jį surastų ir kad žmogus įdėtų pastangas, kad eitų kažką taip, biški naip, va čia sutikau, čia tą, čia iš tą išgirdau, aha, susidėlioju tas mintys, palauk, gal ne taip, čia kažkoks įvykis atsitiko ir čia man atsišaukė, aha, tikrai, gal Dievas yra, gal ten kažkas. Žinau, kodėl, tai čia va, mano močiutė numirė, tai dabar, tai reiškia, kur jinai nueis po tos mirties, ar ten yra kažkas. Ir aš manau, kad, aš nežinau, gal aš neteisus, čia mano asmeninė nuomonė, bet aš galvoju, kad tą Evangeliją žmogus sužinotų, kad paskelbtų ir kad žmogus jau įtikėtų, nebūtinai turi būti ten pusę valandos ar kažkiek. Gali užimti 10 metų. Pavyzdžiui, Nerijui, Dievas jau suplanavo, kad Nerijus tas Čekavičius, kur groja su gitara. Dievas jau buvo suplanavęs, kad jisai bus evangelistas ir gros su gitara ir evangelizuos. Bet iki kol jis tapo evangelistu, jo visas gyvenimas jis buvo žulikas, narkomanas, kalėjime sėdėjęs daug kartų. O kodėl? Čia buvo toks parengiamas etapas, kad jis suprastų tos kalinius, kad jis nueitų kitą tašką, kad jis nusižemintų, kad jis sudužtų. Ir tada, po ten 40 metų, tos visos klajonių ir savo nuopolių, jis tada jam suskambo tą Evangeliją. Bet čia Dievo buvo suplanuota tas, kad jisai paskui galėtų skelbti ir stovėtų stipriai ant žemės. Taip. Aš suprantu, kad Evangelijos skelbimas gali būti įvairiom formom ir įvairiais būdais. Tai teatras su visa jo veikla yra vienas iš būdų, kuris bus. Aš taip suprantu. Čia dėl ką bedarytum, jeigu tu tiki, žmogus pamatys, kad tu kažkoks kitoks, tu tiki. Aš kaip, šiandien pamokslas buvo labai asocijavęs
kad sako, tas tikėjimas parodomas darbais. Tai čia, vat, nu, grinai tai, kad mes pradėjom kažką daryti, kažką daryti, kaip mes galim parodyti savo tikėjimą. Tai kiekvienas gali prisidėti prie to ir kad vat, Andrius sugalvojo tokį vat, variantą, tai čia visai, aš sakyčiau, ačiū Dievui, kad yra žmonių, kurie gali taip vat, nu, užsiimti ir tą padaryti. Aš, pavyzdžiui, nu, man patinka pavaidinti tenais viską, bet kad vat, tą visą organizacinį darbą, tai čia yra didelis darbas. Ir kad mes galim, nu, kažkokiais darbais savo parodyti, kad mes kažkaip tai, nu, tai čia yra, nu, nes galbūt, nu, mes ateinam į tą bažnyčią ir, nu, kur tavo tikėjimas, nu, tai čia, va, tai va, ir yra tavo tikėjimas, kai tu prisidedi kažkur tai darai ir čia tavo darbais bus parodytas tavo tikėjimas. Yra galimybė išeiti už bažnyčios ribų į pasaulį. Taip. Ir įvairiom formom. Nes daugelis bažnyčių turi tą tokį sindromą savosios viltyse mirksta. Ir jiem gerai linksma tarp savo žmonių ir kad geriau kažkokių nepatogių žmonių neateiti į bažnyčią. Nes jie labai nepatogu. Ten gali būti ten smirdintis ar dar kažkoks, ten prašomis pinigų. Jo, tai čia buvo toksai pamokslas apie persiką ir kokusą. Tai sako, Jėzus buvo tas persikas. Sako, kuo skiriasi persikas nuo kokoso? Jo, tai sako, dauguma bažnyčių yra tie kaip kokosai. Sako, jie tokias turi savo sienas, jie taip visi susidraugavę, tai ir nieks pašalinis toks nepatogus negali įeiti, žinai. O sako, jeigu žiūrint į Jėzų, tai jisai buvo, sako, kai tu bandai tą aprikosą suvalgyti, ją persiką, kas ten dabūtų, visas ištyšta, ten bėga, varva. Ir sako, bet viduje yra pauliukas. Sako, Jėzus būtent toks ir buvo, sako, jis buvo atviras tiems visiems, taip pasakyti, žmonėms paraštėse. Valgydavo su nusidėliais, su prostitutėm, su belekuo muitininkais ir nebijojo ten jų, kaip sakant, įsileisti savo ratą. Bet jie jo nepasuko ten kažkur, jisai turėjo savo kauliuką, žinai, kas toks yra. Ir jisai tas būdamas toks minkštas, jisai galėjo kažką padaryti. Jeigu jis būtų tik tai buvęs sinagogoj, tai ką jis būtų padaręs? Su farizėjais kariavęs ir viskas. Bus proga viešpačiui rodyti mums daugiau žmonių ir plėsti mūsų širdis. Taip, ir iš tikrųjų tas, mums ką dabar reikėtų? Vat vaidinimas, kai vyksta, mes neturim dublerių. Mums reikia ruoštis dublerius. Nes mes, jeigu vienas pagrindinis aktorius suserga, viskas, spektaklis nevyksta. Neserga. Neserga. Atostogauja. Grįžtapuojami. Mums reikia, kad būtų kažkokios kaip dvi komandos, kurios galėtų apsikeisti, jeigu vienas kažkas suserga ar negali, ar ten kažkokios problemos, kad kiti galėtų iššokti į jo vietą ir suvaidinti. Nes dabar aš pradėsiu aktyviai ieškoti tų visokių kontaktų ir kur mes važiuosim ir siūlysiuosi, yra švenčių organizatoriai, yra ten daug visokių dalykų, kurie organizuoja tas šventes. Ir jeigu mus pakvies, bus surašyta diena, bus sumokėtas depozitas ir mes jau būtinai turėsim nuvažiuoti, ar kažkas susirgo ar nesusirgo. Ir tam reikia ruoštis. Tam reikia, aišku, kviesti jaunimą, galbūt, kad prisijungtų dar kažką, kad mes turėtume bent kaip sakant, porą komandų ir bent jau tų pagrindiniai aktoriai, kad turėtų dublį. Bet gal būtų galima, gerai, pavyzdžiui, dabar mes čia siauram rate, ne? Nes čia vis tik toks dalykas, tu pasakėjai, kas tai per teatras bus ir kaip tas atrodys. Tarkim, žinai, jaunimą pakviesti gali, tarkim, kad ir nuo scenos, nepakviesti būtų galima, bet, žinai, ne tai, kad į teatrą. Ir kai atei žmonės į teatrą, jie turi tą pačią informaciją išgirsti ir turėti galimybę pasirinkti, ar jie sutinka, kad taip jie judės, kaip mes nutarėm. Ar jiems bus per daug, supranti, bet, žinai, turiu omeny, gal jie tik bažnyčios ribose norėtų vaidinti. Tai visą laiką mes pasakysim, kad yra planai tokie, tokią dieną važiuojam,
Šitas jau labai rimtas. Reikia turėti ką vežti, Jo. nes tai, ką mes, jeigu kalba apie Zosytę, jinai yra su daug aktorių. Taip, ir jeigu dirbti tai reikia, kaip sakai, dublerių. Ir vat, ta komanda Zosytės, tai vat, maždaug vat, pagal skaičių, kiek mūsų esam, tai reikia antrą tiek žmonių. Jo, yra 15 žmonių, aš suskaičiau 15 žmonių su šokėjais. Dėl to yra kas gerai. Zosytė, aš matau labai daug ten privalumų. Yra apjungtas šokis ir vaidyba, kas viens kitą praturtina. Kitas pliusas, dekoracijai nereikia daug. Viena kita dekoracija, žodžių nereikia. Vienu žodžiu yra daug pliusų. Šito. Bet kas, aš norėčiau kažką biškį pakeisti, kad įdėti daugiau minties, daugiau kažko, Kad tai yra, kalbėjom, tai yra toks rytų Europos buitinis siužetas, kad tai būtų daugiau kažko iš tiesų, kokia yra mintis? Pagrindas yra gerai, viskas yra gerai, tik kažką įdėti tokio, gal galėtų būti apie atleidimą. Jo, ir buvo, nes kiekvieno to, kad tas atleido ir tas atleido. Tenais buvo, ta mintis buvo tokia, kad apie atleidimą, kad jie eina per išgyvenimą, iškyla daug situacijų ir galų gale jie turi viens kitam atleisti. Nes iš esmės dabar kokia situacija, kad skiriasi žmonės, skiriasi. Bet tas vaidinimas labai gerai parodė, kad visokių tokių nesąmonių atsiranda gyvenime, kaip ir kažkokie ten donžanai ir dar kažkas atsiranda. Ir galų gale ateina laikas, kada turi kažkas kažkam atleisti. Tai, žodžiu, tas Zosytė turi atleisti, tai jos vyras turi atleisti. Ir čia kaip tik ta mintis ir buvo tokia, aš pavyzdžiui, aš kaip grįžtu atgal, tai kokia ta mintis apie atleidimą, labai stipri ta kalba buvo, kad, nesvarbu kas įvyksta, ant galo turi vienas kitam atleisti. Jo, kažkaip. Pralinksmint žmonės. Ne, čia esmė vienas iš tikslų buvo pralinksmint žmonės, bet jeigu taip žiūrint apie mintį, kokia buvo pagrindinė, mano požiūrį, kokia pagrindinė mintis, kad dabar vyksta, daug tų šeimoj, santykiuose, atsitinka tokių dalykų, kur tu niekaip negali, pavyzdžiui, tas vyras įsitraukė į nusikalstamą veiklą. Ir neatleidžia. Ir va čia esmė tai, kad... Reikėtų tą paryškinti, arba aš... Būtent, aš irgi tą patį pagalvojau, tuose titruose turėtų atsispindėti pagrindinė mintis to siužetuko trumpo. Ten ne tik tai, nežinau, kad būtent, kad, kaip sakai, tu labai gerai pagavai mintį ir aš buvau tikriausiai nepagavusios. Bet tai yra apie atleidimą, apie... Tai kad žmonės gyvena dviese ir jie kiekvieną dieną susiduria su problemom. Kiekvieną dieną susiduria su tokiom problemom, kad neištikimybė, ten dar tenais visokie dalykai. Ir kas įvyksta, kad tu turi atleisti. Ir kad neišsidraskyti, ta prasme, kaip dabar, populiaru, aš jau viskas, baigėsi meilė. Tipo, toxic relationship. Tai to toxic relationship pastoviai bus ir jau niekaip neišvengsi. Bet esmė tai koks tikslas, kaip su tuo mes elgiamės, kaip mes sprendžiam. Arba kitas variantas, kai sako, oi, apsirikau, ne tą išsirikau. Ne, esmė tai, kad kiekvieno to epizodo pabaigoje buvo paminėta, kad jisai kažkas kažkam atleidžia. Ir čia ir pagrindinė, mano manimu, buvo pagrindinė mintis, kurią mes turėjome išsinešti iš to vaidinimo. Ir jeigu mes norėtume, galbūt mes neakcentavom, nelabai neišryškinom tos minties.
bet iš tikrųjų, nu, jeigu mes norėtume pakartoti, tai galbūt reikėtų nu, kažkaip tai paryškinti tą dalyką, paryškinti. Nes aš galvoju irgi, kad labai yra svarbu ta šviesa, turi būti tas spindulys, tas taškas, ko mes darome. Ne tai, kaip visi pasaulyje irgi daro gerus dalykus ir atleidžia, tie vaidinimai, bet vis tiek mūsų šviesa yra Kristus, žinai, vis tiek turėtų būti širdį. Kuriam spektaklį, bet su tikslu. Mūsų pašaukimas yra skelbta gerą naujieną visiems. Čia nėra dovana kažkokia mūsų pašaukimas ir aš manau, kad tai turėtų būti visada tas spindulys į tą tašką. Ką bedarytume, sportas, bet su tikslu, kad mes mintyse nešam tą naujieną, kažkokį, jeigu spektaklis, tai tą gerąją naujieną. Nebūtina, kai tu sakai, žinai, ten vis su Biblija, žinai, ten kažką, žinai, tiesiogiai sakai žmogui, bet va, vis tiek apjungti, žinai, mūsų tikslas tą gerą naujieną visokiais būdais. Ir kai tas nedingtų, nes pasidarys toks komercinis ir toks labai. Tai nelieka esmės. Jo, mūsų esmės. Dėl to ta tikslas ir ta vizija vis tiek turi, žinai, sako, užrašykit, kad, nu, bėgantis, praeinantis, matytų, žinai, tada turėti. Iš tiesų, reikia turėti, visos kompanijos ir visos organizacijos turi savo viziją, misiją ir tikslus, man atrodo, šitie trys. Ir tiesiog gerai apibūdinti, kad tikrai prieš save turėti. Ir Dievas laimins, ir jis matys mūsų šeimos. Čia skaitosi įstatai. Čia dar daugiau, bet čia tiesiog turėti tą misiją, viziją. Tikslai, vizija. Jo, ten sakinys. Sakinys. Kas mes ir kur mes judame. Tikslas toks. Nes pasaulyje yra tiek daug organizacijų ir jos ir vaikams padeda, ir gerus darbus daro, ir lanko, ir linksmina, ir paremia. Bet jie tik tiek ir daro. Va tikrai, kad mes turim būti kitokie, mes turim eiti su ta šviesa, kad atsispindėtų Kristus visose dalykuose. Nes kitaip mes ištirpsim tarp daug kitų kompanijų ir mes neišsiskirsim. Tiesiog. Jau vien pavadinimas įpareigoja The Church. Bet esmė tiek, kad jeigu taip kalbant apie tą, sako, iš ko mus pažins, iš meilės vieni kitiem. Tai jeigu mes atnešim tą meilę, atnešim tą degančią širdį ir kad ir nepasakysim tos evangelijos, tos paprastos, kad ir net nepasakysim, žmogus atėjęs iš šalies, jis matys, kad kažkas čia ne taip, jisai tada ieškos pats, kas čia, iš kur čia tie žmonės, kokie čia tie žmonės, kaip čia jie. Ir aišku, tas pavadinimas labai akcentuoja, kad mes esam vis dėlto tą bažnyčios ir nebūtinai reikia pasakyti tą pliką evangeliją. Tiesiog parodyti meilę nuoširdžiai, kaip tu supranti, kaip, aišku, gali sakyti, kaip tu tą meilę parodysi. Bet mūsų toks turėtų būti tikslas. Bet esmė yra tokia šnekėti, aš, pavyzdžiui, dabar matau, asmeninis gyvenimas ir teatro yra skirtingi dalykai. Taip. Nes mes, kai tu darai vaidinimą, kažkokius renginis yra kitaip negu asmeninis, žinai, tas gerumas. Vis tiek yra šviesa, turi būti mūsų širdis uždegtos, nes jeigu nebus dvasių, žinai, užgesime. Visada kažką renginį darai, tu turi parodyti tą viziją, ką matai, dėl ko mes darom. Tai turi būti apšviesta kiekvieno širdį. Ir aš galvoju, šitą pavadinimą, šitą pavadinimą galėtų jisai būti kažkur ant scenos padėtas ar pakabintas, kad žmonės matytų, kad čia yra bažnyčios teatras. Ir ten buvo pradžioje man visokių minčių, ar bažnyčios teatras, ar krikščioniškas teatras, ar lietuvių krikščionių teatras. Bet iš tikrųjų jau bažnyčia jau kažką pasako, o paskui jeigu žmogus žino bažnyčią išgirsta, jis jau paskui gali pasidomėti, kokia ten bažnyčia, kas ten, ar ten anglų, ar ten lietuvių, ar ten krikščionys, ar ten baptistai, ar ten dar kažkokie. Bet čia jau tas, kad krikščionys, viskas jau mes turim kažkokius rėmus, kur mes jau, kaip sako, tuos rėmus jau turim pasilikti.
Sakė, mūsų nėra tikslas iš gatvių rinkti alkoholikus ir gydyti juos. Ir tu juos išgydai, paleidai, jie taip pat po 5 metų vėl alkoholizmų, nors neduodi jiem ateities ir vilties. Tai čia, sakykime, tikrai geras pavyzdys, kada tu gal jaunimui nori sakyti, tu gali, žinai, tu turi talentą, ateik, tu gal neturėjai galimybės niekada, bet ateik, mes suteikėm platformą, gal jūs galite susidraugauti, žinai, čia Kostas labai sveikintina, kad jo, nesidėk depresijų, narkotikuose, grįžęs namo prie ten kompiuterių, pornografijų ar dar kažko, bet galbūt išeiti tą jo iš savo tų kiautų, tų, žinai, naujos pažintys, new connections, viskas, ir tie vaikai, jie išjuda iš tos tokio. Taip, bet tikslas vėlgi, ir ką išjudinom, ačiū Dievui, žinai, po 5 metų nieks su jais nieko nedavė, žinai, vilties ateities, sakyt, kas su padarytum gyvenimą. Nesam, kad užsiimti ten, kad aš tą noriu pabrėžti. Taip, bet tu gali jam viltį suteikti, gali jam suteikti Evangeliją, čia tikrai tiktų kokiam užbaigiamajam ar kiekvieną kartą po tokio užsiėmimo. Galbūt sakyti, o mes tikim, kad kiekvienas iš jūsų turi tą ateitį, kad nesvarbu, ar tu labai talentingas ar ne, bet tu turi gyvenimui paskirti ir ar tu žinai, kad Dievas tave myli, žinai. Čia jau tikrai pilna evangelija. Taip, ir nei Konstas, nei niekas neuždraus, nes tu nesakai, kad nepriimi, ten gal ateis ir muslimo vaikai ar dar kažko, bet aš manau, tu turi pilną teisę tuos į bažnyčią ir tu gali sakyti, aš tikiu, Dievas tave sukūrė for a purpose, žinai. Taip. Ir tada duoti tą viltį ir sakyti, ir matai, vienas pavadinimas jau žiūrovams ir visiems kitiems dalyviams jau kažką sako. Taip. Kas rezumėtas, registruoja kompaniją ir pradeda rašyti projektus šitam. Bet aš norėčiau pasiūlyti dar direktorius Elena. Kas už? Kas už? Į neapmokamą. Zero hours contract. Ar visi už? Priėmė tą. Ne, tai čia, jeigu nori klausim, tai jau turbūt žinoma atsakymą. Jeigu anglų kalbą mokėčiau taip, kaip tu žinau, gal pakelčiau, bet tikrai nekelčiau. Jau anglų kalba yra būtina ir direktorius, bet kokiu atveju direktorius gali atsistatydinti niekada. Jeigu jam nepatinka, parašo pareiškimą, atsistatydina viskas. Bet aš siūlyčiau dar, kaip ir minėjau, tą daugiau tokie direktoriai reikalingi ten legaliai, bet tai, kad funkcionuoti organizacijai, o daugiau projektus gali rašyti į dalykus. Jo, bet turiu tą komandą daugiau, bet dar keletą, kas būtų ta valdančioji valdymo ta komanda, kur ne tik direktoriai, bet, sakykime, aišku, visi ten pasitarė kažkokiais sprendimais, bet galbūt čia ta organizacija yra gerai, kai jinai tokia yra, kaip pasakyti, tokia atvira, jinai nėra, kad vienas savininkas viską nusprendžia iš kompanijos. Tai yra keli direktoriai, jie, kaip sakant, nusprendžia, ką dar priimti, ko nepriimti, kaip ten ką patys balsuoja, ar taip darom, ar ne taip darom. Tai va, aš galiu iškart pasakyti, kad mano nusistatymas yra numatyti Dievo darbus. Tai tikrai, žinai, nes aš neturiu laiko šiaip kažką užsiiminėti, bet aš taip, žinai, pagalvojau, kas čia vyksta, galvoju, koks čia Dievo gali būti, žinai, ir kaip, bet kažkaip širdį, nežinau, yra ramybė ir aš kažkaip tikiu, kad Dievas kažką naują kūrė. Kaip tai atrodys, tikrai nežinau ir nežinau, čia tikrai stebuklas, kad taip greit, kažkaip Andrius viską padarė, tikrai taip ilgai, mes net apie tai nekalbėjom, net per šias kalėdas ir naujuosius, nieks apie tai nekalbėjom. Man kliktelėjo, man bežiūrint, kad Švenstosyse kliktelėjo, tai aš per 6 savaitės viską greitai. Taip. Ir jeigu jūs ten, pagalvosit, kad ten man kažką galit patikėti, aš, ta prasme, atliksiu tiek, kiek sugebu, bet aš galiu ir taip pat pasakyti, aš nesu iš prigimties lyderė. Ta prasme, kad aš ne tą, kurį galbūt eisiu, prastuminėsiu ten su konsulu kažką, aš galiu atlikti savo darbą tikrai. Ten, kur gavau iš Dievo, turiu matymą, galiu, žinai. Bet aš nesu tą, kaip pasakyti, natūraliai yra žmogus, kuris logiškai mąsto, žinai.
Bet aš jau kitą pusę būsiu, aš tą sielą, aš myliu, aš balsamas, aš patekti, žodžiu, jo, aš visus benamius ten pavaitinsiu, aš kažkaip bijau, nebekysiu. Bet ką reikia, aš va tokia, žinai, aš grinai socialus žmogus, tikrai, žinokit, jeigu jums reikia atlikti tą funkciją, jeigu matot manyje kažką, nes aš tikrai, žinau, iš širdį Dievas įdėjo socialinį gyvenimą, nes aš kiek tikriau galvoju, nu Dieve, kas, nu vat su vaikais dirbo, aha, čia kažkada šlovinime buvau, galvoju, tai kas mane labiausiai, ir galvoju, ne, ten ne. Ir labiausiai supratau, aš tiesiog mylėt noriu. Ir galvoju, Dieve, aš jau negaliu. Jeigu šitą viziją aš nevykdysiu šią žemę, aš mirštu. Man jau bloga darosi. Aš tiesiog turiu eiti ir mylėti. Tai jeigu jums tinka, aš kaip noriu eiti ir mylėti. Man nesvarbu apie šitą teatrą, ar aš čia, jūs mane pamatysit, netinku, man visiškai nesvarbu. Aš supratau, aš prieš Dievą nešu atsakomybę ir aš noriu eiti ir vykdyti tą, kai jis įdėjo į širdį, o jis tikrai įdėjo socialinį gyvenimą. Va, socialiai, va, ateit ir pamatyti, kuom jūs gyvenate. Ir kaip tu sakai, neužsidaryk, nes aš irgi tą mačiau, galvoju, nu bažnyčių, jau tiek prikimšti to, kaip Vilma sako, nu jau pagaliau, nu, autai, kada nors išneškit jūs ten jau, žinai, turtų va tiek, jau va viską žinom, ir kaip išgelbėt, kaip mylėt, jau, nu tikrai paskutiniai pamokslai apie tą samarietį, tai jau viso, jau mums jokio atsikalbinėjo, turi eiti ir daryti, ir taškas. Ir kai tikrai išlaikyti svarbi širdį, jeigu suklysim, jeigu kažkas čia ne taip, pamatysim kažkokie motyvai, nes aš tokia, žinai, labai mėgstu saugai ir į priekį, nedaug Dieve kažkas ne su tais motyvais, aš save iškart ten išneriu, žinai, iš visų pusių. Ir paskui taip supratau, nu ne, žinai, jeigu nori klausyti Dievo nuoširdžiai, jeigu tavo motyvai nuoširdus, Dievas pakreips, o kad suklysim, tikrai suklysim. Ir Dievas man paskutiniu metu, kaip tik sako, nebijok suklysti. Nebijok, nes, o kaip tu išmoksti? Mes einam į pasaulį, ten tamsa, ten bilia kas vyksta, ir mes turim išmokti, naudoti tuos ginklus dvasinius, naudoti kur ir griežtai, kur iš vis pasitraukti ir tik mylėti, atleisti, melsti, žinai. Mes pamatysim visuomenę, mes einam į tamsą, mes jau nebe bažnyčiai vaidinsim, tai čia man yra labai didelė garbė, man ten yra aukštesnis lygis nei bažnyčiai vaidinti, nes bažnyčiai nuo scenos visi tikintis. Ir visi palaikomi plojam vienas kitam ir tau nebaisu, o tu išeik ten. Kai ten žmonės yra pikti, jie nekenčia to Dievo, tu pastoriukai, jie sako, meluoja iš visai. Ir va ten tu turi dar būti. Ir jie tave dar ne tai, kad priimti, turi, nu, kažkaip tu dar, jie turi norėti iš tavęs dar kažko priimti, štai, tu jiem turi būti kažkoks šviesos nešėjas. Va čia yra aukštas lygis. Ir jeigu Dievas mums patikė šitą, o aš manau, jis tikrai patikė. Nes Dievui nereikia nieko, nei talentų, nei nieko, va tik širdį, va kokie esame, va tokie. Būtume prieinami. Bet mes labiausiai turtingi, nes mes turim Kristų, mes turim Evangeliją ir mums nereikia slėptis. Ta irgi supratau, Dievas sako, tu turi šviesą, užtenka ją gožti, užtenka ją dėti po lovą. Viskas, tu duosi apyskaitą. Jeigu tuos talentus užkasi, viskas, aš vieną kartą supratau, duosiu apyskaitą. Tai va man čia yra galimybė įvykdyti Dievo valią. Jeigu jau tinka, bet sakau, aš esu labai ribota, aš vieną pusę matau ir tikiu Dievas mane naudos. Jeigu kviečia čia ir tu visus mus pakvietai, faina, žinai, kaip toliau bus. Andriau, visko vienas nepadarysi, žinai, nei ten Instagramai, nei ten tie, ir bus va tų, kurie prisijungs, darys ir aš tikiu bus ir jeigu tai rūpi, viskas gerai, nes tu, pagalvokit, kažką gali daryti, tu turi ir šeimą, ir visą kitą, žinai. Aš norėčiau koncentruotis į projektus ir į šventes, kur mes galėtume važiuoti. Ieškoti Čia visai kitas sritis. Čia yra labai svarbiausia vos nesritis rasti, kur patalpinti tą trupę. Pavyzdžiui, vadovai netgi, kad ir kas organizuoja, daleiskim, vaidinimą, jau turėtų būti dalis tik šita. Nes, pavyzdžiui, kaip Teresė būna, jinai organizuoja vaidinimą ir ieško dar visus žmonės tempia ten į visus, į techninį, tai per didelis krūvis. Netgi dekoracijos turėtų būti atskirai kažkas, kad nebūtų kaip vienam didelis krūvis, kol kad visi dirba, žinai. Ir tada bus daug lengviau, aš manau, kad... Čia matai buvo iš to, kad
tie, kurie galėjo ir norėjo. Ir dekoracijas, ir viską patys. O dabar čia jau viskas jau sistemingas dalykas. Dabar bus paprasčiau, nes bus, kaip pasakyti, kai nėra finansiškos paramos, tai žmonės ir daug ir negali prisidėti, bet jeigu tu kažką... Nėra stimulo gal. Jo, bet jeigu ten už darbą tu gausi atlyginimą, tai tu gali kokį šeštadienį ar kažkaip padaryti, ar tą dekoraciją ar kažką. Yra skirtumas. Ar ten jau, ar vakarė ten sugalvoti spektaklį, ar kažką. Ir šiaip, nu aš nežinau, pas manęs idėja yra tokia, kad ir repeticijos turėtų būti mokamas. Bet aš nežinau, kiek aš surasiu tokių fondų ir kiek jų yra. Aš dar iki galo to nesiaiškinau. Pradėkim nuo to nulio, kur ant tortų. Tai aš manau, kad pajudėsim ir viskas bus gerai. Dabar tau reikėtų, jau direktoriai tu yra, dabar reikėtų toliau kitų komandos narių, kurie bus tą atsakingas, kitas gal už tą atsakingas, kitas dar už tą. Taip ir kalbėjo dabar, kad atsirastų tų savanorių, kurie apsimtų. Nu tai grupę rašysim, nes visų čia net nėra dabar.